Sveiki, mėlyjei partneriai, esu Donatas Brikas ir šį video noriu pradėti nuo ko? Nuo didžiulės padėkos, kad per 2015 metus jūs buvot su mumis, jūs buvot labai aktyvus. UAB Saviugdos mokykla partnerinis tinklas labai paaugo ir aišku noriu padėkoti ir mūsų kolektyvui, UAB Saviugdos mokyklos kolektyvui. Pagaliau šiais metais yra sukurta Saviugdos mokyklos partnerinė programa Vieninga. Tai reiškia, visiems mūsų projektam yra viena sistema, tai yra viskas paprasta, yra viskas aišku, visi mokėjimai pliusuojasi į vieną vietą ir viskas veikia daug sistemingiau. Džiugu pranešti tai, kad iš maždaug apie 70% visų žmonių, kurie šiais metais apsilankė UAB Saviugdos mokyklos organizuojamuose seminaruose, pakvietė partneriai. Tai reiškia, kad ir buvo išmokėta labai daug komisinių mokesčių. Smagu pranešti ir apie tai, kad kai kurių komisinis mokestis per mėnesį viršijo netgi ir 1000 eurų. Taigi, kaip sakant, per 2015 mes padirbėjom iš peties. UAB Saviugdos mokykla taip pat 2015 metai buvo labai geri. Labai stipriai startavome ir džiaugiamės tuom ir džiaugiamės jūsų pagalba. Tai, kad buvo rekordinis skaičius, kuris nuvažiavo, rekordinis Lietuvos gyventojų skaičius, kuris nuvažiavo į numeris 1 pasaulyje pripažinto speakerio Anthony Robbins seminarą. Anthony Robbins seminare dalyvavo netgi 97 žmonės iš Lietuvos. Tai super rezultatas. Šiais metais per tos pačius metus žinome, kad dar važiuos jau daugiau negu virš 100 žmonių sekančiais metais į šį seminarą. Žinoma, tai irgi neįvyktų be jūsų pastangų, be jūsų aktyvumo, be jūsų prisidėjimo. Toliau sekantis mūsų grandiozinis projektas, tai iš tiesų jis turbūt ir visam Pabaltijai grandiozinis, tai pats linksmiausias, pats daugiausiai energijos turintis seminaras, kuris vyksta Pabaltyje, tai yra milijonieriaus mąstymas. Šią vasarą Lietuvoje jau antrą kartą vyko milijonieriaus mąstymas, į kurį taip pat be partnerių mes nebūtumėm tai padarę. Ir ačiū Jums, kad Jūs prisidėjote prie to ir padėjote dideliam Lietuvos gyventojų skaičiam tobulėti ir susikurti geresnę finansinę gerovę, bei rasti daugiau pasitikėjimo savimi, įsikelti ambicingesnius tikslus ir, kaip sakant, judėti į priekį. Ir trečias dalykas, kurį šiais metais padarė Saviugdos mokykla, tai rudenį, tiksliau vasaros pabaigoje ir visą rugsėjo mėnesį labai aktyviai, ačiū Jums ypatingai šioje vietoje, ačiū už Jūsų aktyvumą, tai kilo tokia idėja, kad galima organizuoti seminarą po 1 eurą ir parodyti tai, kaip galima vesti seminarus, ta prasme, kaip moko didžiulė kompanija Success Resources, kaip moko iš tikrųjų patys geriausiai pasaulio speakeriai. Tai yra, vyko toks seminaras Žingsnis iš komforto zonos, į kurį viso apsilankė beveik 2000 žmonių per visus miestus. Ir vėlgi tai ačiū, tai buvo didžiulės Jūsų pastangos, nes į šį seminarą daugiau negu 80% pakviestų žmonių, tai buvo partnerių pakviesti žmonės. Va, tai 3 pagrindiniai dalykai, žinoma, mes dar daug labai skiriame energijos, daug dirbame su tom, kad žmonės iš tikrųjų važiuoja į kvantinį šuolį, vyksta mūsų seminarai. Tai yra dalinis mūsų organizavimas, vyksta mūsų seminarai Londone. Žmonės, kurie per milijonieriaus mąstymą įsigyja kvantinį šuolį, jie važiuoja ir mokosi Londone, jie mokosi ten labai aukšto lygio seminaruose. Ruošiamės pavasarį, kada vyks Warrior Campas, vyks Ispanijoje. Be galo to laukiama, Sigita kaip tik irgi dabar ką tik grįžus visai įkvėpta ir iš Gorilla Business Intensive, kuris vyko Londone. Džiugu irgi matyti, kad didelę dalį žmonių užima Lietuva ir lietuviai netgi ten turi savo vėliavą, savo pasitikimą ir kada Markusas milijonieriaus mąstymo pagrindinis pranešėjas, kad buvot milijonieriaus mąstyme, žinote, kada ateina ir pasisveikina labą dieną mano vokiečiai ir pasako labą dieną mano lietuviai ir lietuviai šaukia garsiausiai iš visos salės, tai smagu matyti tokius rezultatus, kad Lietuvoje yra labai daug tobulėjančių žmonių ir žmonėms to reikia. Kada žmonės tobulėja, jie auga, jie sukuria daug daugiau gerovės savo artimiems žmonėms ir, žinoma, tampa laimingesni vis daugiau žmonių, kurie nevaikšto nosį nukabinę, kurie iš tikrųjų duoda 5, ta prasme, šypsosi ir skleidžia daug pozityvios energijos. Nes tik energija iš tikrųjų gali padėti mums gauti rezultatus. Tai yra kokia mūsų yra jausena, kokia yra mūsų būsena, tokius rezultatus mes ir gauname. Būtent tuom ir pasižymi visi organizuojami UAB Saviugdos mokyklos seminarai. Tai reiškia, kad ne tai, kad mes mokame labai unikalių žinių, nes žinios yra parašytos turbūt. Labai daug tų žinių yra, bet tikriausiai jūs pastebėjote tai, kad
tai, ką mes žinome ir tai, ką mes turime, yra labai labai didžiulė praraja. Ir ta praraja yra įvardinama mūsų būsena. Tai reiškia, kokios mes būsenos esam, tokius mes rezultatus ir galime pasiekti. O šiame video aš noriu šiek tiek pristatyti kitų metų tikslus, ką mes planuojame padaryti kitais metais, noriu paskatinti jūsų aktyvumą ir noriu dar kartą priminti, kuom yra gerai būti saviugdos mokyklos partneriu. Pirmas dalykas, kad tapdami saviugdos mokyklos partneriai, jūs dabar jau prisijungėte prie vieningos sistemos ir už tai, kad jūs pakviečia žmonės į seminarus, jūs gaunate komisinį mokestį. Tai pirmas, kuom yra gerai saviugdos mokyklos partnerių būti, tai kad jūs pats tapęs partneriai, jūs galite pakviesti draugus. Ar ne? Tai yra draugų pakvietimas. Draugus galite pakviesti ir jeigu jūs pakviečiate draugus, tai ne visos partnerinės programos turi tokį dalyką, kad jūs gaunate komisinį nuo tiesioginio savo pardavimo, jūs gaunate 20%, ten sakykime 10%, kiek visada yra sistemoje nurodyta, bet jūs dar gaunate ir 5% pajamų tiek, kiek uždirbo jūsų draugas. Aš galvoju, kad tai yra tikrai gerai, tai gali padėti jums susikurti kažkiek ir pasyvių pajamų, nes tai, ką daro jūsų pakviestas draugas, ką daro jūsų partneris, jums jau tam nereikia skirti energijos. Antras dalykas, kurį mes įdiegiame savo sistemoje, tai su mažomis pastangomis jūs galite padaryti labai daug. Tai reiškia, kad visų pasaulio lyderių mokymuose, iš tikrųjų mokymai yra kelių lygių. Tai yra tie vadinami front-endiniai mokymai, tai yra pirminiai mokymai, pavyzdžiui, kuris buvo žingsnis už komforto zonos, taip pat yra ir seminaras milijonieriaus mąstymas, kada yra parduodami pirminiai mokymai, tai yra front-endas, pavyzdžiui, milijonieriaus mąstymas ir tuo seminaro metu yra pardavinėjimas back-endas. Jūs netgi partnerinėje sistemoje matote tokį stulpelį, kuris yra vadinamas back-endas. Taigi, vėlgi, jums reikia darbą atlikti tik tada, kada jūs pakviečiate žmonės į pirminius mokymus. Tai reiškia, jūs pakvietėte žmonės į seminarą milijonieriaus mąstymą, jūs gaunate 20% komisinį mokestį ir jis yra skaičiuojamas kiekvieno mėnesio 15 dieną už prieš tai buvusį mėnesį. Bet milijonieriaus mąstyme žmonės, kaip žinote, įsigyja kitas programas, kurių ten pasiūla yra 5 programos arba viena didelė programa kvantinis šuolis ir nuo šito backendo jūs gaunate dar 10% komisinių mokesčių. Kartais ne žmonės pasitaiko tokių dalykų, kad net apie tai pamiršta ir nustemba. Po kiek laiko mes jam pranešame, kad realiai jūsų pakviestas klientas, pavyzdžiui, Antanas, apmokėjo už visą kvantinį šuolį ir jums priklauso tikrai solidus komisinis mokestis. Taigi, ir trečias ir svarbiausias dalykas, kuris yra naudingas būti saviugdos mokyklos partneriu, tai jūs iš tikrųjų keliate mūsų šalies tokia, kaip sakyti, būsenos gerovę. Ar ne, jūs prisidedate prie žmonių tobulėjimo, jūs duoda didžiulį indėlį, tai nes tobulėjantis žmonės iš tikrųjų visada yra laimingesni ir tai net nereikia tyrimų. Matosi, jie yra laimingesni, jie yra labiau atsakingesni už tai, ką jie daro ir jie prisiema daugiau atsakomybės ir kas geriausiai, jie pasiekia daug daugiau rezultatų savo gyvenime. Taigi, būdami saviugdos mokyklos partneriais, jūs labai prisidedate prie to, kad daug yra daugiau laimingesnių žmonių. Va. Tai tokios naudos, aš noriu pakviesti jūs sekančiais metais būti aktyvesniais, o dabar šiek tiek pristatysiu, kokie pagrindiniai projektai mūsų laukia sekančiais metais. Tai pirmas ir pats svarbiausias dalykas, kur mes labai jūs skatinsim ir daug su jumis bendrausim, tai kaip žinote, Lietuvoje vyks seminaras milijonieriaus mąstymas. Mes tikimės, kad mes savo pastangomis, su jūsų pagalba, su jūsų didelėmis pastangomis mes padarysim patį geriausią, nes, kaip sakant, trečias kartas nemeluoja, tai bus pats įspūdingiausias milijonieriaus mąstymas Lietuvoje. Mūsų tikslas yra į šį seminarą sukviesti daugiau negu 1000 žmonių ir kad tam pasiekti mums tikrai prireiks jūsų pagalbos. Žinome, ką tik aš pristačiau, kaip mes už jūsų pagalbą jums atsilyginsime, bet aš galvoju, kad didžiausias atlygis jums ir patiems bus, kada jums tie žmonės padėkos ir sakys, ačiū, kad tu kažkada mane pakvietei į šitą seminarą ir dabar iš tiesų aš išmokau naudoti 6 indų sistemą, aš galbūt supratau savyje, kas mane riboja ir iš tiesų mano gyvenimas pasikeitė. Mes, kada suorganizavom 2 milijonierius mąstymo seminarus, mes dar po šiai dienai gauname tų padėkų, gauname atsiliepimų, mes matome daug sėkmės istorijų, po kurių iš tikrųjų žmonės pradėjo užsiimti tą veiklą, kurią ilgai vengė užsiimti, jie iš to pradėjo gauti pajamas, susitvarkė santykius, susitvarkė savo finansinę padėtį. Ir tai yra, bent jau man asmeniškai, tai yra pati didžiausia grąža
Ir tada aš, pavyzdžiui, save, kada man užeina kokie nors sunkumai, aš savęs klausiu, ar aš toliau noriu tai daryti ar ne. Ir visada kaip tyčia visą tą man pasiunčia kokį žmogų, jis paskambina ir paima padėkoja ir tada supranti, ant kiek yra prasminga tavo veikla, ant kiek tai duoda daug vertės žmonėms tada, kada jie gali pakeisti savo įsitikinimus, kada jie gali išmokti, kada jie gali augti ir tobulėti ir sukurti daugiau gerovės ne tik savo, bet ir savo aplinkiniams žmonėms. Taigi, pirmas projektas, kuris yra numeris 1 šiuo metu, beje, nuo kalėdų kaina brangs, tai dabar yra seminaro milijonieriaus mąstymo bilieto kaina brangs, tai todėl yra dabar labai geras metas iš tikrųjų pasinaudoti tom ir pasakyti aplinkiniam, pasiekti kuo daugiau žmonių, kad dabar yra šventėm, tai yra labai puikios dovanos, galima padovanoti net bilietus, paskatinti kažką, nusipirkti bilietus į milijonieriaus mąstymą. Beje, jeigu jūs kažkam rekomenduojate ir jums reikia kažkokio tai apčiuopamo bilieto, ne to atspausdinto, sakykime, bilietėlio, mes turime tokius labai gražius kuponus, galite kreiptis į mūsų administraciją, nupirkus bilietą, jie jums taip pat atsiųs tokį kuponą. Taigi projektas numeris 1, tai yra, jau net kitas pavadinimas, žinau, Lietuvoje prigijo, tai yra MMI, tai Harvey Okerio programa, milijonieriaus mąstymas. Yra padarytas filmukas, kurį jums turbūt jau administracija įsiuntė apie 6 indų sistemos pristatymą, jūs galite juo dalintis, ten žmonės pakankamai gauna vertės, gali išmokti sistemą vien iš kito filmuko, bet žinoma, ten jie yra ir paskatinami ateiti į seminarą. Praktiškai yra 2 įrankiai šiuo metu, tam, kad pakviesti žmonės, kaip sakant, duoti jiem išbandyti milijonieriaus mąstymo seminaro naudą. Tai pirmas dalykas tai yra knyga, Harvey Okerio knyga PDF, yra PDF knyga, kurią jūs galite dalintis ir leisti žmonėms atsisiųsti nemokamai. Tiesiog žmonės atsisiunčia tą knygutę, ją perskaito ir po knygutės atsisiuntimo vieni žmonės apsisprendžia eiti į seminarą, kiti apsisprendžia neeiti, o dar kartą skaityti knygutę, o treti žmonės iš viso tos knygutės persisiuntę neskaito. Va, ir antras dalykas yra, dabar mes padarėm video, tai yra 6 indų sistema ir ten aš atskleidžiau, kodėl ta sistema vis dėlto ne visiems pasaulio žmonėms veikia, bet kodėl jinai iš esmės yra veikianti sistema. Vėlgi šitame video žmonės turi susidomėti, ką jie gali pakeisti seminare milijonieriaus mąstymą. Taigi tai yra projektas numeris 1, mes organizuosim įvairiausių loterijų, bus galima pralošti bilietų. Tarp kitko, partneriai, kurie turite didelės grupės, vėlgi galima kreiptis į mūsų administraciją ir susitarti dėl tam tikrų grupių pralošimo, tai spręs iš tikrųjų administracija, ar tai yra grupė tokia pajėgumo, kurioje galima pralošti bilietus, ar tai yra vis dėlto mažytė grupelė, nes tiesiog bilietai už dyką, kaip sakant, nedalinami, bet jeigu tai yra tikrai didelė auditorija, tai mes esam linkę investuoti ir į tokio pobūdžio reklamą. Va, antras projektas, kuris vyks beveik iš karto po milijonieriaus mąstymo, tai yra mes ir dabar jį aktyviai vykdome, tai yra UPW projektas. UPW tai yra, man tai yra pats mylimiausias mūsų kompanijos projektas, tai yra Anthony Robbins seminaras Londone, jis dėja yra ne Lietuvoje, o Londone. Tai kai žmonės turi važiuoti į Londoną, mes ir Lietuvoje, ir Latvijoje iš tikrųjų žmonės skatinam, rodom, leidžiam pabandyti tai, kas yra, su kokia energetika Tonis veda seminarus, kokias naudas jisai duoda. Ir tai yra UPW projektas. Taigi mes po milijonieriaus mąstymo iš karto labai aktyviai vystysime šio projekto pardavimus, bet žinoma visada galima ir dabar žmonėms pasakyti apie tai, kad papasakoti, pasidalinti informaciją apie tai, kaip Tonis gali pakeisti jūsų ir jūsų artimų žmonių gyvenimą. Va, ir dabar kaip tik yra Kalėdų senelio akcija, pas mus buvo užsukęs Kalėdų senelis, jis mums davė, kaip ir pasakė, aš galiu padovanoti visiems jūsų klientams, kurie buvo geri, kurie nusipelnė. Ir to tobulėjančio Kalėdų senelio gerumas pagal jo interpretaciją yra tas, kad žmonės yra geri tie, augantys žmonės tie, kurie investuoja į save. Taigi tie žmonės, kurie investuos į save dar šiais metais, jie gaus nuostabią kalėdinę dovaną, tai yra jie gaus 500 € dovaną savo tobulėjimui, kurią galės išleisti per visus sekančius metus saviugdos mokyklos seminarams įsigyti, gali ir milijonieriaus mąstymo seminarą įsigyti. Ir beje, jie gali įsigyti bet kokias knygas, nesvarbu ar tai mūsų ar ne mūsų leidimo, iš saviugdos knygynų. Taigi dabar įvyksta akcija, kurią galima pasinaudoti, nusipirkti dar nepabrangusius Anthony Robbinso seminaro bilietus, nes po naujų metų Anthony Robbinso bilietai taip pat brangs, jie brangsta visoje Europoje tom pačiom dienom.
brangs, tai prie to paties gauti 500 eurų dovaną. Partnerinėje programoje jūs taip pat gaunate komisinį mokestį, jis sąlyginai atrodo yra nedidelis, bet jūs gaunate iš tikrųjų nuo tos, sakykime, nuo tų 500 eurų jūs dovanos negaunate, nes tai dovanoja Kalėdų senelis. Kalėdų senelis iš esmės komiso nebedovanoja, jis dovanoja tik 500 eurų jūsų pakviestam klientui. Bet vėlgi, jeigu, sakykime, jūsų klientas, kuris įsigyja UPW pagal dabartinę Kalėdų senelio akciją ir už likusius pinigėlius jis, pavyzdžiui, nusiperka milijonieriaus mąstymą ir vėliau apsisprendžia pirkti kvantinį šuolį, tai nuo kvantinio šuolio jūs komisinius mokesčius visus gausite, ar ne? Va, tai yra 2 pagrindiniai projektai, kuriuos mes esam dabar numatę kitais metais. Žinoma, kitais metais pranešime dar ir įdomesnių naujienų, vystysime dar ne tik Success Resources projektus, bet ir žadame plėstis patys, organizuoti įvairių programų čia Lietuvoje. Yra planuojamas padaryti ir forumas, taip pat apie tai viską vėliau mes tikrai pranešim ir lauksim jūsų prisidėjimo. Beje, dar yra viena gera žinia, kurią mes pakeisdami mūsų partnerinę programą, mes pakeitėm ir jums, nežinau, kai kurie žmonės jau tai pastebėjo, mes anksčiau visada skelbėme, kad komisą nuo savęs paimti negalim. Tai dabar mūsų partnerinėje programoje dėl paprastumo tiesiog patys partneriai, kurie nori užsisakyti į seminarą arba nebūtinai savo artimiems žmonėms, galima gauti komisą ir nuo savęs. Taigi, jeigu jūs patys partneriai perkate bilietą, jums komisinis mokestis jums pačiam prisiskaičiuoja. Taigi, žinoma, minimaliai išmokėjimo suma yra 50 eurų, taigi tai apsaugo nuo piktnaudžiavimo tai, kad žmonės prieš pirkdami bilietus prisiregistruoja partneriniai, nusiperka savo bilietą ir susigrąžino tam tikrą dalį. Tai tokie dalykai yra išvengiami, tai gera žinia ir jums, kad jūsų rekomenduoti žmonės nepasimtų savo komiso ir nesiregistruotų vien dėl to. Ir beje, visada esant didesniam bilietų kiekyje galite paskambinti į mūsų administraciją, mes visada esame lankstus ir galime rasti tų įvairiausių sprendimų. O dabar dar šiek tiek aš noriu pakalbėti apie tai, kaip vis dėlto uždirbti tą didesnį komisą, kokie gali būti žingsniai. Ta prasme, kaip pakviesti daugiau žmonių į mūsų organizuojamus seminarus. Ir nes daug žmonių, kurie vaikšto į seminarus, jie sako, dažnai girdžiu tokį pasakymą, okei, aš tobulėjau, aš esu pozityvus, bet aplink mane žmonės iš tikrųjų mane tempia žemyn. Prasme, aš noriu daryti tą, aš esu ambicingas, aš noriu pasiekti daugiau savo gyvenime, bet aplink mane yra tų žmonių, kurie dėja mus įtraukia į tą tokį negatyvizmo liūną, nes dėja apsidairius aplinkoje yra daug negatyvių žmonių, kuriem nieko nereikia gyvenime ir jie net neteina į seminarus, jie neprisijungia į partnerystės programas, nors galbūt jiem ir labiausiai to reiktų. O tie žmonės, kurie ateina į seminarus, jie pakankamai ir taip yra šiek tiek paaugę ir jie jau pakankamai yra pozityvus. Čia toks yra įdomus paradoksas. Taigi aš noriu pasišnekėti apie tas, duoti keletą tokių paprastų patarimų, galbūt apibendrinti, kokie yra pagrindiniai veiksmai, ką reikia daryti, kad kuo daugiau žmonių pakviesti. Pirma, tai ką noriu pasakyti, kad jūs tikrai, aš jau šiek tiek minėjau, kad tikrai yra labai sunku pakviesti žmogų, nes nueiti į milijonieriaus mąstymą arba nuvažiuoti į UPW seminarą, tą žmogų, kuris visada sako, kad seminarai yra nesąmonės, kad seminarai yra negerai, kad knygos yra parašytos nesąmonės ir kartais partneriai skambina, sako, kad aš pasakiau, čiut nesusipykau su draugu ir mane išsijokė iš manęs ir panašiai, kad tu čia užsiemi nesąmonę. Taigi, iš karto žmogui pasiūlyti UPW, Antonio Robinso seminarą arba milijonieriaus mąstymo seminarą kartais būna sunku. Todėl pirmas dalykas, ką jūs turite daryti, tai jūs turite duoti nemokamai. Tai, kad jūs tai patestuotų. Mes karts nuo karto padarome įvairius nemokamus webinarus, mes pasikviečiam ir papasakojam sėkmės istorijų. Tai yra nemokamai, tai žmogų gali užkabinti ir parodyti jam naudą. Tiesiog jis gali tai pajusti. Kaip sakant, žmogui reikia pirmą duoti, patestuoti, paragauti. Kaip ir, pavyzdžiui, kada vaikštam po Maksimą, kartais duoda paragauti sūrį, duoną ir tada kaip tyčia nueini nusipirki, nes jinai tau atrodo pati skaniausia, nuostabiausia ir gražiausia. Taigi, daugiausiai mano nuomonė, tai daugiausiai reikėtų partneriams, kurie neturi ten didelių labai auditorijų, bet yra tiesiog patys tobulėjantys žmonės ir nori su kitais pasidalinti, tai reikėtų kuo daugiau socialiniuose tinkluose dalintis įvairia nemokama informacija su savo asmeniniam nuorodom. Jeigu pirmas žingsnis, ką turi daryti partneris, tai turi dalintis informaciją. Ne? Dalintis. Tam, kad jūs uždirbtumėt ir susikrautumėt savo didelį klientų bagažą, kuris gali atnešti komisą, jūs nuolat turite dalintis informaciją, tą, kurią mes
siunčiam. Nesidalindami informacijos jūs negausite rezultato. Kur galima dalintis? Dalintis informaciją galima visose socialiniuose tinkluose, galite dalintis draugais elektroniniu paštu, galite dalintis taip, tiesiog tiesiogiai. Tai pirmas, tam yra reikalingas laikas. Tai yra daugiausiai tiem partneriam, kurie nenori investuoti į tai pinigų, tiesiog jie tai turi kaip papildomas kažkokias pajamas, jie neužsiema tą veiklą. Tai pagrindinis žingsnis, kad turi dalintis, jūs nuolat dalinkitės. Jūs turite, aš nebijau, jūs turite net ne vieną socialinį tinklą. Galbūt kažkas rašot blogus, galbūt kažkas pažįstat iš tikrųjų žmonių arba turi tam tikrus tinklapius. Nebūtinai jie yra susiję su tiesioginiu asmeniniu tobulėjimu, bet viskas, kas auga, tai yra tobulėjimo pasiekmė. Ne? Tai pagrindinis veiksmas, ką turite atlikti, tai turite dalintis visur, kur tik galite. Dalinkitės informaciją, dalinkitės tą informaciją, kur gale yra ta jūsų interpretuojama nuorodėlė ir kuo jų daugiau bus internete, to jūs turite didesnę galimybę iš tikrųjų uždirbti didesnį komisą ir tuo turit galimybę padėti daugiau žmonių. Taigi pirmas žingsnis yra dalintis, ką gali visi. Pagrindinė problema, kada žmonės iš tikrųjų, partneriai, kurie yra prisijungę, iš pradžių būna aktyvus, paskui jų aktyvumas nukrenta. Mes šiaip irgi per šios metus pastebėjom tokią tendenciją, kad realiai tada, kada jūs dalinatės nemokamais arba labai pigiais produktais, tai yra tie, kurie duoda tik tais patestuoti tam tikrus dalykus, tai nėra galutinis produktas, tai yra, pavyzdžiui, seminaras žingsnis už komforto zonos, jis kainavo 1 eurą, bet tada, kada jūs dalinatės, jūs gaunat rezultatą. Taigi, mano patarimas toks, kada jūs dalinatės, jūs dalinkitės tai, kas kainuoja 0 eurų, arba dalinkitės tom, kas kainuoja ten 1 eurą ir 5 eurus, ar ne? Tai yra pigu ir žmonės tai ima ir jūs matot rezultatus. Nes jeigu jūs dalinatės iš karto, pavyzdžiui, labai brangių seminarų, kuriuos ne kiekvienas žmogus eis, jūs visada nematot rezultatų ir su jūsų būsena kaip yra. Jūs tiesiog prisijungiate prie saviugdos mokyklos paskyros ir jūs ten matote, kad jūs gavote nulinį rezultatą. Tai yra nei vieno kliento nieko, kas atsitinka su jūsų būsena. Jūs nuliūstate, nes jūs esate žmogus. Taip, jūs nuliūstate ir tada jūs tiesiog daugiau nepraeina entuziazmas dalintis. Jeigu jūs dalinatės, pavyzdžiui, jūs dalinatės 0 eurų kainuojančią knygelę arba 0 eurų kainuojančią video, kuriame žmonės yra paaiškinama šitą sistemą, tada kas atsitinka, jūs matote, kad tam tikri žmonės, ten, sakykime, X skaičių žmonių, pasižiūrėjo šį video, perskaitė šią knygelę, ją persisiuntė ir jūs matote nuo 0. Ir tada, kada jūs matote, pavyzdžiui, kad 100 žmonių persisiuntė knygelę, ne su jūsų tuo, jūsų būsena, kas atsitinka, su jūsų būsena atsitinka labai gerai ir jūs vėl dalinatės. Dabar dar vieną dalyką noriu pasakyti dėl dalinimuose. Ne vienas partneris dalinasi, taip kaip sakant, nesupykit už tą žodį, bet dalinasi bukai. Tiesiog mes siunčiam laiškus 1000 žmonių, 10 000 žmonių. Ta prasme, mes siunčiam laiškus nuo kompanijos, mes siunčiam laiškus nuo TK arba Ekerio, mes juos darom pakankamai tokius neasmeniškus. Kada jūs dalinatės, jūs galite duoti savo asmeninę rekomendaciją. Kas dar yra labai paranku, jūs dalindamis informaciją, jūs galite paprašyti savo draugų, savo aplink save esančių, sakykime, ten socialinių tinklų jungtyse, kad jie duotų tam tikrą feedbacką, kad jie duotų komentarus, įsivelti į komentarus galite ir taip toliau. Tada tai plinta. Tiesiog jūs susirinkate nuomonę. Mes būsim jums taip pat labai dėkingi, jeigu jūs tam tikrai, sakykime, komentarais dar kažkom jūs pasidalinsite su mumis. Ir galbūt tuose komentaruose yra atsakymai, kur yra žmonių pasipriešinimai ir mes padėsime tuos pasipriešinimus jums įveikti. Taigi, dalintis reikia labai kūrybingai. Ta prasme, dalinamasis nekainuoja jokių pinigų, jūs tiesiog skleidžiate informaciją per savo esamus kanalus. Kuo jūs tai darysit kūrybingiau, tuo jūs gausit geresnį rezultatą. Kaip ir viena iš idėjų, tiesiog kodėl pasidalinant, kad ir, tarkim, pasidalinant tam tikrų video, apie, pavyzdžiui, 6 indų sistemą, kurį mes neseniai paleidom į eterį, tai kodėlgi nepaprašiau žmonių to, kad jie galbūt parašytų savo sėkmės istoriją, kaip jie pritaikė jį, arba savo nesėkmės istoriją, kad jie pritaikė, pavyzdžiui, ir nelindo 10 eurų į Sloviką ir panašiai. Ir įvairių dalykų, nebijokite būti kūrybingi. Iš esmės, įvairiausių paveikslėlių medijos naudojimą, tai mes tam tikrą kiekį esame įdėję į mūsų partnerystės programą, tai juos visus galite naudoti be atskiro atsiklausimo, o jeigu jūs sukūrėte kažką savo, tai yra ne tai kad prašymas, bet jūs privalote mums prieš tai parodyti ir mes turime tai patvirtinti. Dėl to ypatingai, kai kalbant apie milijonieriaus mąstymo seminarą, dėl to, kad milijonieriaus mąstymo franšizė yra labai griežtai kontroliuojama,
Ir todėl, kad, ta prasme, marketingas turi atitikti T-Harvekerio reikalavimus. Todėl kurti savų paveikslėlių labai nereikia, jeigu jums ko nors reikia, jūs rašykite Renatai, prašykite jį pagal galimybės, jeigu mes turime atsiųs, jeigu neturime ir nuspręsime, kad tai būtų naudinga padaryti, mes tai padarysim. Taigi, pirmas žingsnis tai yra, jūs turite dalintis. Va. Antras žingsnis, kuris tai yra asmeniška dalintis, ar ne, tai gali kiekvienas. Antras žingsnis, kurį taip pat gali naudoti partneriai, tai yra tie partneriai, kurie realiai yra koncentruoti į labiau didesnės pajamas iš affiliate programų. Tai jūs galite patys pirkti reklamą. Aš žinau, kad yra partnerių, kurie tai daro ir gavau iš jų grįžtamą ryšį, kad tai iš tiesų atsiperka. Yra tokios reklamos kaip Facebook reklama, Google AdWords reklamos, yra ir lietuviškų įvairiausių reklamų AdText ir panašios. Mes savo ruoštų kaip kompanija, pardavinėdami milijonierius mąstymą ir kitus seminarus, mes tos reklamos perkam tam tikrą kiekį ir skiriam tam tikrą biudžetą. Ir iš tiesų mes, kada skaičiuojame, irgi mums ta reklama yra iš tų reklamų, kurie atsiperka, nes ją galima aiškiai suskaičiuoti. Ir visada investuoti pinigai į reklamą konvertuoja daugiau, negu mes išleidome reklamos. Negaliu pasakyti tokio visiškai tikslaus skaičiaus, bet yra buvusi reklama, kad ten yra 10 kartų viršė investicija, yra buvusi, kad ir tik 2, sakykime, tiek, kiek investavom, vidurkio nežinau, bet tai yra mokama reklama. Tai mokamai reklamai vėlgi partneriai kai kada iš manęs klausia, pavyzdžiui, mokama reklama suveikia geriausiai kada? Geriausiai suveikia tada, kada mokamoje reklamoje taip pat yra reklamuojamas produktas, kuris kainuoja 0 eurų. Taip. Ir jeigu jūs reklamuojat nemokamą produktą su 0 eurų, pavyzdžiui, ten investavę 50 eurų pinigų, ir ne, su 0 eurų jūs galite už tos 50 eurų surinkti, tarkim, kokį, ten, pavyzdžiui, 1000 žmonių sąrašą, ar ne, kurie susidomėjo būtent per jūsų nupirktą reklamą, susidomėjo milijonieriaus mąstymo seminaru ir tada jie persisiuntinė knygą ir pasiėmė pasižiūrėti video. Iš karto jūs gaunat nulinį komisą ir realiai, kaip pagalvojus, jūs tiesiog išleidot savo pinigus ir nieko už tai negavot. Bet tai yra investicija, nes iš tikrųjų tam sąrašui, kada ir mes patys siunčiame naujienlaiškius, kada iš tikrųjų mes jiems primenam, skatinam žmonės, kad jau ten baigėsi laikas, siunčiam kažkokią tai naują informaciją, siunčiam sėkmės istorijas, siunčiam skatinimą pirkti seminarą, tada tam žmogui, kuris susiregistravo per jūsų nuorodą, yra nusiunčiama pakartotinai laiškas su jūsų nuoroda. Jeigu jūs pastebėsit milijonieriaus mąstymo naujienlaiškius, jūs pamatysit, kad jeigu jūs į tą sąrašą patekot pats per savo nuorodą, jūs ir gaunat naujienlaiškį su nuoroda. Aš bent jau taip gaunu. Iš tikrųjų, sistema tikrai veikia. Tai aš gaunu pats su nuoroda, per kurią aš susiregistravau, tarp kitko, labai keista, bet yra ne mano, aš susiregistravau per vieno partnerio nuorodą. Tai yra mokama reklama, kurią jūs taip pat galite investuoti ir iš esmės milijonieriaus mąstymas šiuo metu General bilietas kainuoja 139 eurus, taigi jau jeigu iš reklamos parduosit vieną bilietą, tai 20 procentų, kiek yra 20 procentų, tai yra jau beveik 30 eurų komisinis mokestis, čia apytiksliai 30 eurų yra komisinis mokestis nuo vieno parduoto bilieto. Taigi investavus į reklamą 50 eurų, aš neabejoju, kad jūs parduosit ne vieną bilietą ir tai iš esmės pradeda sudaryti šiek tiek netgi ir pasyvės pajamas. Jūs kažkiek investuojate reklamą ir paskiau žiūrite rezultatus, tiesiog paleidžiate ir tai veikia. Jeigu yra reikalingi baneriukai, tam tikrų dydžių irgi galima kreiptis į Renatą, ji tikrai tos baneriukus jums atsiųs. Reklamoje galima dėti, negalima, bet būtina dėti jūsų affiliate nuorodą, kad iš tikrųjų reklama, kada sukasi, jinai eitų po jūsų nuorodą. Taigi tai yra tiem partneriam, kurie yra pasiruošę uždirbti daugiau, kurie yra pasiruošę ne tik, sakykime, dalintis, bet dalintis dar ir už tai investuodami ne tik savo energiją, bet investuodami ir savo pinigus. Tai yra antras kelias. Ir trečias kelias yra, tarkim, kiekvienam, tai galbūt reikalinga investuoti savo energijos. Ir džiaugiuosi, kad vis daugiau partnerių atsiranda, kurie tai daro. Tai yra pats šiandien man žinomų kelių. Tai yra pats efektyviausias kelias ir atnešantis daugiausiai iš tikrųjų naudos tiek partneriam, tiek pasiekiama yra didžiausia tikslinė auditorija. Tai yra tokia strategija. Jūs pažįstate aplink save žmonių, kurie turi sales. Čia yra salė. Taip. Pavyzdžiui, galbūt jūs pats kaip partneris esate iš tikrųjų tam tikros tinklinės
marketingo kompanijos lyderis. Galbūt jūs pažįstate tinklinio marketingo kompanijos lyderį arba kompanijos, kuriuose yra daug laisvai samdomų žmonių, kur žmonės yra tobulėjantis ir jie mokosi. Jie tose salėse ką daro, jie organizuoja mokymus. Taip. Tose salėse žmonės organizuoja mokymus. Tai ką reikia padaryti partneriui, kuris žino tokią salę, kur yra mokymai. Jam reikia tiesiog nueiti ten su didžiulė šypsena ir susitarti, kad į šitą salę jūs galite kaip bonusą tai kompanijai pakviesti mane pravesti seminarą. Tai seminaras gali būti nuo 2 iki, tarkim, 5 valandų. Pačiu blogiausiu atveju tai gali būti 1